kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar mokėsi Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje. Čia yra vaizdelis jau iš jos pačios išleistuvių dienos toje mokykloje. Kaip turbūt ir žinote, Kėžietė Ingrida profkėje mokėsi pardavėjo ir prekių žinovo profesijos. Tretiesiems jos mokslų metams jau visai baigiantis, mergina sėkmingai atliko savo gamybinę praktiką miesto parduotuvėje, išlaikė profesijos baigiamuosius egzaminus ir galop sulaukė mokykloje lemtingosios savo išleistuvių dienos. Susirinko tą gražią ir saulėtą vasaros dieną visi mokyklos 3 kurso mokiniai į aktų salę, kur iškilmingai kiekvienam buvo įteikti jų profesijos baigimo diplomai. Pati Kėžietė Ingrida tądien labai norėjo atrodyti karštai, išskirtinai tarp visų savo klasiokų, tad ta proga ji vilkėjo labai trumpą suknelę, kuri vos pridengė jai jos užpakaliuką. Kitos jos klasės merginos vilkėjo vien ilgas sukneles, tad Ingridai ir pavyko atrodyti išskirtinai su savo apranga. Kai atėjo eilė ir Ingridai direktorius pakvietė viešai ir ją užlipti ant scenos, Kėžietė tada pabandė prieš savo klasiokus truputį pasimaivyti, o jos ir taip trumpa suknelė kiek pasikėlė į viršų ir pasimatė merginos kelnaitės. Bet pačiai Ingridai šitai buvo nė motais, ji irgi priėmė į savo rankas profesijos diplomą ir tai jai buvo viena iš laimingiausių jos gyvenimo dienų. 2005 m. birželis šios iškilmės Kupiškio miesto žemės ūkio mokyklos aktų salėje 2005 birželį buvo kupinos jaunatviško šurmulio, saulės šviesos ir ryškių kontrastų. Remiantis pateiktą istoriją, štai kaip konkrečiai atrodė ši diplomo atsiėmimo akimirka, aplinka ir atmosfera salės vaizdas, mokyklos aktų salė buvo pilna absolventų, mokytojų ir tėvų. Pro didelius langus krito šilta vasaros saulė. Oficiali dalis – scenoje stovėjo mokyklos direktorius ir administracija. Ant stalo buvo tvarkingai sudėti profesijos diplomai. Kontrastas – salėje dominavo tradicinė, oficialiai išleistuvių apranga. Visos kitos Ingridos Kraštytės klasės merginos vilkėjo ilgas, žemės siekiančias sukneles. Kėžietės Ingridos pasirodymas ir išskirtinumas išskirtinė apranga, kaimo mergina Ingrida griežtai atsisakė klasikinio stiliaus. Ji pasirinko itin trumpą, drąsią suknelę, kuri iškart išsiskyrė ilgų suknelių fone. Ėjimas į sceną, direktoriui ištarus Ingridos Kraštytės vardą, salėje sujudo žiūrovai. Mergina į sceną lipo pasitikinti savimi. Provokuojantis momentas, norėdama pasimaivyti prieš klasiokus, Ingrida pademonstravo teatrališką judesį. Suknelė kilstelėjo į viršų, akimirksniui atidengdama apatinį trikotažą. Reakcija – klasės draugai ir mokytojai nuščiuvo, tačiau pačiai Ingridai tai nesugadino nuotaikos. Ji nesutriko ir toliau spinduliavo džiaugsmu. Kulminacija diplomo įteikimas. Ingrida iš direktoriaus rankų tvirtai perėmė pardavėjo ir prekių žinovo profesijos diplomą. Emocija – šis momentas tapo viena laimingiausių dienų tuoj 20 metų sulauksiančios Kėžietės merginos gyvenime. Tai buvo oficiali jos gamybinės praktikos pabaiga ir sėkmingas 3 metų mokslų finišas.